puodas nužiestas iš meilės, dar įmaišytas saujo molio, raudono, kuris virsta gyvenimu. Kartojasi, bet iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad muziejus sėkmingai veikia, pritraukė daug žmonių ir, aišku, pritraukė daug kūrėjų. Net nustebu, koks skaičius kūrėjų. Tai, bet kaip sakė ir Kraštotyros muziejaus direktorė, kad nugalėtas dėl to vienas žmogus. Tai noriu paskelbti, kad metų keramiko kūrybinė premija šiais metais skiriama Agnei Šimberaitei. Esu labai dėkinga Utenos rajono savivaldybei, Vytauto Valiušio keramikos muziejui ir gerbiamai komisijai už šį apdovanojimą. Labai gaila, kad negaliu šiandien būti su jumis kartu. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mano darbas papildys muziejaus kolekciją, kurį pamatyti galės tiek daug žmonių. Šis darbas sukurtas Lenkijoje tarptautinio simpozimo alternatyvioji keramika metu. Dar prieš vykdama ten ilgai galvojau, piešiau eskizus, ką galėčiau sukurti atskleidžiant Lietuvoje mažai žinomas technologijas, koperną grožį ir kartu, kad tai būtų darbas tinkantis unikalaus indo konkursui. Taip gimė Drugys. Didžiausias iššūkis buvo parsivežti jį namo. Gdanske vykusi simpozimo darbų paroda baigėsi kelios dienos prieš terminą, kai darbus reikėjo pateikti šiam konkursui. Naktiniu autobusu važiavau į Gdanską. Nuo 5 ryto kartu su kitais darbom apsikrovusiais migrantais sėdėjau stotyje ir laukiau, kol atsidarys kultūros centras. Susipakavusi darbus dieną, lyjant lietui, pravaikščiojau po Gdanską ir vėl naktį su sunkiomis dėžėmis sėdau į autobusą, kad grįžti namo. Jaučiausi tarsi vargšė benamė, bet laimėtas prizas su kaupu atlygina visas kančias. Ačiū Jums visiems. Gerbiamą Vytautą Valiušį, kuris na štai ne tai, kad tokį įspūdingą dalyką, kuris tikrai daro garbę ir Lietuvai, ir Utenai, ir Leliūnams, ir visur aplinkui, ir Aukštaitijai. Labai smagu, kad Utenos rajonas, taip Leliūnai yra išlaikę šitą, jau turi šitą tradiciją rengti tokį konkursą ir pritraukia tikrai ne tik vietinius menininkus, bet ir visos Lietuvos keramikos atstovus. Man atrodo, kad regionui tai yra be galo svarbu ir svarbu tai, kad renginys vis dar auga ir kaip mes šnekėjom per atrankos visą procesą, kad tikrai dar yra labai daug kur stiebtis. Ačiū. Liko 1000. Dar liko ne 3000. Vytautas įsigijo šitą būtent muziejaus vietą. Ir paskyrė Vytautą. Žmonės, kad jūs garsus garsinate ir Uteną. Mes atvažiavom, žinoma, pasveikinti Vytautą Valiušį su šito gražaus muziejaus įkūrimo data. Žinant į pilną idėjų, tai net ir buvom jam pravardė, jom kulverstukų pavadinimu. Nes jis toks greitas, taip visur tiek idėjų, visko pilna, tik nesuspėja net ir kaip sakyti, su savo mintimi bėga greičiau negu jo mintis, ar mintis už jį greičiau, žodžiu, labai greitas, labai guvus. Ir vat dabar žiūriu, kad per tuos 25 metus, kaip sakiau, tas pastatas buvo toks, o dabar pavirto į tokį ir labai pasikeitė ir ekspozicija, ir muziejus, o Vytautas niekiek nepasikeitė, mums buvo toks ir lyga. Energingas, guvus, pilnas idėjų, nenorama ir mes tau, Vytautai, to ir linkime ir toliau taip būti tokiam ir nenurimti ir darbuotis ir stengtis, juk iš tikrųjų tai esi šito muziejaus dvasia. Visas žavesys yra čia nuo tavęs. Mes labai greit amžėjom visų čia esančių 3 amžiaus universiteto klausytojų vardu. Pati savo, džiaugdamasi, kada randu kelio linkimus, kada randu tave besišypsantį jaunų gražų. Ir kaip Ribukas sakė, iš tikrųjų, tavo dvasia tai karališka, tai karaliauka.
buvom net padarę parodą, kai tik Vytautas įsigijo šitą būtent muziejaus vietą. Garsina Rūteną ir Pažįstame jau ne vienerius metus ir aš taip galvoju, kada aš pirmą kartą Vytautą pamačiau ir pažinau. Taip. Aš buvau koks 6-5 metų bamblys ir Vytauto mama berods prekiaudavo turgui, bet Vytautas taip pat būdavo ir man labai patikdavo švilpynės. Ir aš atsimenu, kad tikrai iš Vytauto esu gavęs. Ar pirkęs, ar gavęs, tai dovanų tikrai negaliu pasakyti, bet toksai molio avinėlis tikrai kažkur dar yra mano tėvų sodyboje, bet tai buvo toks pirma pažintis su Vytautu, o po to mūsų pažintis įsivystė dar į didesnę bendrystę. Mes pradėjom kalbėti su Vytautu ir atsiskleidė Vytautas kaip tikrai unikalus žmogus. Jeigu Vytautą galima įvardinti kaip kažkokį tai polių, kuris laiko visą tą kultūrą, meilę molių, tai iš ties tų polių yra begalė. Tai vienas dalykas, kad mane džiuginė imponuoja, kad Vytautas visą laiką yra tiesus. Visą laiką Vytautas, jeigu kreipiesi į jį, atsiliepia. Visą laiką Vytautas pateikia savo išminties perlų, kas yra tikrai labai svarbu ir Vytauto žodžiai skamba labai dažnai Utenos radijo eteryje. Tai besinaudodamas tą progą, Vytautai, aš noriu dar beje, dar vienas dalykas, tai kad kai pas Vytautą atvažiuoja visą laiką čia į muziejų, koks bebūtų renginys, jis visą laiką dar pasiūlo ne tik tai pasižiūrėti naują parodą, aplankyti ekspoziciją, bet visą laiką ir pavalgysime kavą. Tai Vytautai, kad visą laiką kava garuotų, kad visą laiką skambėtų Utenos radijas, tai naujas radijo imtuvas tau. Na ir žinoma, kad Vytauto žodis sklistų radijo bangomis, tai čia jau faktas kaip blynas, mes turime didžiulį archyvą, ne vieną kartą esam kalbinę jį. Molio džiazas. Tiek audio, tiek video formatu, tiek lankomės įvairiausiuose muziejaus organizuotose renginiuose, todėl tikrai džiugu, kad Utenos kraštas turi būtent tokią poziciją. Na ir pabaigai dar pagiriant Vytautą, kad jeigu molis būtų Adomo šonkaulis, tai Vytautas nužiestų nepaprastą moterį. Ačiū Dievui. Draugauk su geriausias ir pats tapsi geresnis. Aš esu laimingas ir muziejus yra saugus. Ačiū Jums. Ačiū merė visiems. Vytautai, aš norėjau tyliai, tik atvažiavus. Labai taip ramiai, be jokių reklamų, padėkoti ir padovanoti šitiem jautiems namams. Šiaip Topolių gatvės vaizdą iš anos pusės, kuris